Tai sveiki visi susirinkę, trumpai noriu prisistatyti. Tai aš esu Rimvydas Jonauskas, viešosios įstaigos Ekoagros Telšių filialo tikrintojas. Ir šiandienos tema bus, kaip pradėti ekologiškai ūkininkauti 26 metų pavasarį. Trumpai prabėgsime apie pagrindinius reikalavimus augalininkystėj. Toliau bandysim labiau akcentuotis į derinamą laikotarpį, kas tai yra, kam jis reikalingas, bei kokie yra dirvožemio gerinimo reikalavimai. Dar kartą pasikartosiu, kad seminaras yra įrašomas ir jis bus patalpintas pas mūsų tinklalapyje, taip pat YouTube platformai ir bus galima jį pakartotinai pasižiūrėti vėliau turint laiko. Dėl bendros seminaro vedimo tvarkos, tai prašau laikyti išjungtus garsiakalbius bei kameras. Jeigu kils kažkokie klausimai pristatymo metu, tai visada prašom juos užduoti susirašinėjimo skiltyje. Jeigu kažkas tai turės klausimų vėliau, norėsim pasikalbėti, užduoti gyvai, tai tada tą galės padaryti po pristatymo. Tai tada galim, manau, judėti tolyn. Tai kaip ir minėjau, dabar toks bus trumpas mūsų įstaigos, tai yra viešosios įstaigos Ekoagros pristatymas. Toliau, kaip sakiau, bus mūsų mokymai šiandienos yra orientuoti į naujokus, į pradedančius, kurie dar turi kažkokių tai abejonių ir klausimų. Tai bandysim supažindinti, kas tai yra sertifikavimo pradžia, nuo ko reikia viską pradėti. Taip pat, kas yra pereinamasis laikotarpis, kada jis taikomas, kaip jį pasiskaičiuoti, bei tokia, sakykime, vienas iš pagrindinių reikalavimų, tai yra dirvožemio gerinimo reikalavimai, kurie yra taikomi ekologinės gamybos ūkiuose. Ir, kaip minėjau, pabaigoje bus galima užduoti gyvai klausimus, į kuriuos pabandysim atsakyti. Tai dabar trumpai įžanga apie mūsų įstaigą, tai yra viešą įstaigą Ekoagros. Mes esam vienintelė įstaiga Lietuvoje, kuri veikia nuo 1997 metų ir mes esam atsakingi už ekologinės gamybos sertifikavimą bei kontrolę. Šios funkcijos mums yra pavestos Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu. Mes vykdom ne tik ekologinės gamybos sertifikavimą, taip pat vykdom ir sertifikavimą pagal nacionalinės kokybės produkcijos reikalavimus, taip pat pagal Jungtinių Amerikos valstijų NOP reikalavimus, bei pagal privačius standartus, tokius kaip Biosvis, Demetris, Bioland bei Naturland. Noriu tiesiog akcentuoti, kad pavadinimą tiksliai žinoti. Prašau išsijungti dar garsiakalbius mikrofonus, kas turite įsijungę. Tai noriu akcentuoti, kad mūsų įstaiga Ekoagros nėra teisės akto leidėja. Mes tik tai prižiūrime ir vykdome funkcijas pagal mums paskirtas funkcijas. O visas įstatymo leidimas ir teisės akto leidimas priklauso Žemės ūkio ministerijai. Mes esam nepelno siekianti organizacija ir savo darbo kokybę, efektyvumą ir nešališkumą stengiamės užtikrinti pasitelkdami savo vidines taisyklės, tvarkas ir procedūras, kad tai nebūtų vienašališkas, sakykime, sprendimas, kad mes dirbam efektyviai. Tai mus dar nuolat tikrina ir vertina Europos komisija, Žemės ūkio ministerija, nacionalinė mokėjimo agentūra, nacionalinis akreditacijos biuras bei išorinės finansinio audito įmonės. Pagal praėjusių metų anoniminės klientų apklausos anketas 93% apklaustųjų mūsų įstaigos darbuotojų profesionalumą vertina kaip labai gerą, o mūsų įstaigos paslaugų kokybę labai gerai vertina 88% apklaustųjų.
Tai trumpai būtų tiek apie mūsų įstaigą. Dabar pradėkim gilintis labiau į pačią sertifikavimo sistemą ir sampratą. Nuo ko prasideda visas sertifikavimas? Tai ir iš vis kas tai yra ir kam jis reikalingas. Tai sertifikavimo tikslas yra suteikti visoms suinteresuotom šalim pasitikėjimą, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus. Ir tik sertifikuotas produktas gali būti ženklinamas ir vadinamas kaip ekologiškas, jeigu jis atitinka visus tam keliamus reikalavimus. Ir dabar nuo auginimo iki ekologiško produkto turi praeiti nemažas kelias. Tai visa sertifikavimo sistema susideda iš tokių dalių, kurios pavaizduotos paveikslėlėje. Tai visų pirma, veiklos vykdytojos, tai yra ūkininkas, turi pateikti deklaraciją ir kitus atitinkamus dokumentus kontrolės institucijai. Tai šiuo atveju viešai įstaigai Ekoagros. Nes kaip ir minėjau, esame vieninteliai, kurie atlieka sertifikavimą pagal ekologinės gamybos standartus. Kontrolės institucija peržiūrėjusi visus pateiktus dokumentus, priima sprendimą sudaryti sutartį, nesudaryti, tęsti toliau bendravimo ar ne, bet dažniausiai visada sprendimas būna teigiamas, priimant, kad sudaryti sutartį ir toliau tęsti bendravimą. Po pasirašytos sutarties abiejų šalių yra vykdomos patikros, važiuojama ūkį žiūrima, kaip yra laikomas ekologinės gamybos reikalavimų ir po patikros, jeigu viskas yra gerai, yra išduodamas sertifikatas ir tada vykdoma kontrolė iki kitos patikros. Ir tai bendraujam tol, kol sertifikuojatės ekologiškai, kol nusprendžiat baigti ekologinės gamybos. Tai būtų toks trumpas įvadas. Kas visą šitą reglamentuoja? Visos ekologinės gamybos reikalavimus reglamentuoja ES reglamentai, taip pat mūsų nacionalinės teisės aktai. Tai vienas iš jų pagrindinis yra ekologinės gamybos taisyklės, kurias patvirtina Žemės ūkio ministerija. O kad visas šitas būtų vykdomas ir būtų paprastesnė, aiškesnė kontrolė mums ir veiklos vykdytojams būtų paprasčiau žinoti, kas kur kaip yra, turi būti pildomas ekologinės gamybos žurnalas. Tai yra toks kaip ūkio dienoraštis. Ir šito žurnalo formą patvirtino taip pat Lietuvos Žemės ūkio ministerija ir jis yra patvirtintas 2021 metais. Visas aktualias teisės aktų redakcijas galite rasti pas mus internetinėme tinklapyje ekoagros.lt. Ir ten pasispaudę skiltį teisės aktai. Galėsite pamatyti visas teisės aktus nuo Europos reglamentų iki nacionalinių teisės aktų, kurie reglamentuoja ekologinę gamybą. Ir dar toks nebereikal, čia yra paraudonintas, kad labiau atkreiptume dėmesį. Iš tikrųjų, jeigu jau pasiryžot, norite ekologiškai sertifikuoti, tai reiktų susipažinti su reikalavimas ir laikytis prisiimtų įsipareigojimų. O apsispręsti galima iki einamųjų metų paskutinės pasėlių deklaravimo dienos. Tai yra, kaip minėjot, pirminiam paveikslėlį, kaip matėt, reikia pateikti dokumentus sertifikavimo įstaigai, taip pat reikia pateikti pasėlių deklaraciją. Tai šitos du punktus turėsit išpildyti. Kaip ir čia yra parašyta, kad dokumentus galite pateikti iki paskutinės pasėlių deklaravimo dienos, tai yra su vėlavimu. Šiaip dokumentus dėl kitų sričių sertifikavimo galite pateikti ištisus metus. Čia kalbu aš apie sertifikavimo įstaigą. O kitos sritys tokios kaip laukinė augalija, rinkimas, bitininkystė, žuvininkystė, produktų tvarkymas bei ekologiškas viešasis maitinimas. Tai va tokius dokumentus mums gali pateikti ištisus metus.
Ir dokumentų formas taip pat galite rasti www.ekoagros.lt, taip pat pasirinkę skiltį formos. Kad būtų greitesnis ir spartesnis bendravimas, labai siūlyčiau užsipildyti formą numeris F.135. Tai yra sutikimas, kad sutinkate gauti naujienas, dokumentus elektroniniu paštu. Tai bendravimas taps kur kas greitesnis ir patogesnis. To, kaip ir minėjau, kad mūsų tinklalapyje galite rasti ne tik teisinę informaciją ir formas, tai kaip matote, jeigu pasižiūrėtumėt, teisinė informacija bus šitoje skiltyje paspaudę, formas taip pat galite rasti čia. O dabar grįžkim, sakykime, prie pačio esmės, tai apie nuo ko pradėti. Ir pradžia yra labai patogus vedlys mūsų tinklalapyje, reiktų pasispausti. Atsidarius tinklapį, atsivers šitoks vaizdas ir pasispauskit ekologinis ūkininkavimas ir čia atsidarys langas, kuriame pats pirmas užrašas bus pradedantiems ekologiškai ūkininkauti. Tai šitoje vietoje išsiskleis visas langas įvairios informacijos nuo, kaip ir minėjau, ekologinio gamybos žurnalo iki formų, kurias reikia pateikti, skaičiuoklių ir taip toliau. Ten tikrai rasite išsamios ir daug naudingos informacijos. Antras punktas, kaip ir minėjau, tai reikia uždeklaruoti pasėlius. Trumpai prabėgsim, kas yra aktualu mums. Tai svarbiausia, kad deklaruojant pasėlius būtų pažymėti, kuriuos laukus norit sertifikuoti ekologiškai. Tai turėtų būti 19 pasėlių deklaracijos stulpelėje uždėtas kodas EKS. Kai kuriais atvejais gali būti uždėtas ir NKS, jeigu norit sertifikuoti tą patį lauką, ir ekologiškais, nacionalinės kokybės produktas, ir DKS, kai norit pagal du standartus, pagal ekologinės gamybos standartus ir nacionalinės kokybės standartus. Bet, kad nesusivelti, tiesiog gal palikim ir kalbėkim šiandien tik apie ekologinę gamybą. Tai turėtų būti kodas EKS. Toliau visi kiti kodai, visi kiti įsipareigojimai, čia jau nuo jūsų norų, nuo jūsų planų, kokius įsipareigojimus norit prisimti, kuriam laikui esat pasiryžę. Čia jau reikėtų kažkokių, jeigu kyla klausimų, kreiptis nacionalinę mokėjimo agentūrą ar ir kitas, sakykime, institucijas, kurios ar seniūnija, kurios jums padėtų ir patartų. Nes mes žiūrėsim tik sertifikuosim tik tuos laukus, kurie yra pažymėti kodu EKS. Taip pat reiktų neužmiršti, kad atsidarius paraiškos langą, pati pirmą deklaruojant yra skiltis paraiška, reikia neužmiršti, kad sutinka uždėti varnelę, kad sutinkate perduoti savo duomenis VŠI Ekoagros. Kaip matot, šitai yra tas paraiškos langas, kuriame yra nurodyta, kad reikia pasirinkti duomenis, kurią įstaigai perduoti. Tai kadangi esame vienintelė įstaiga, tai pasirinkimas paprastas, tiesiog spaudžiat, kad perduoti duomenis VŠI Ekoagros, nes priešingų atveju mes nematysim, mes nežinosim, kad jūs norit sertifikuoti, jeigu nepateiks dokumentų, nes būna atveju, kai paprasčiausiai jūs uždeklaruoja, ūkininkai uždeklaruoja, tačiau nepateikia mums dokumentų. Tai tada mes bandom susigaudyti, susiieškoti, gal tiesiog užsimiršo ir nepateikė. Taip pat žemiau matot, kad yra sužymėtos ūkinių gyvūnų rūšis. Čia yra tik nedidelė dalis. Tai jeigu planuojat sertifikuoti ir kažkokius tai ūkinius gyvūnus, tai reikėtų taip pat pažymėti varnelę, kad pageidauju sertifikuoti pagal ekologinę gamybą atitinkamą gyvūnų rūšį, kurią planuojat sertifikuoti. Neišsigąskit, kaip minėjau, čia yra ne visus rūšis, tik labai nedidelė dalis, kuri tilpo man į prezentacijos langą. Tai va, išpildę šitos dokumentus, išpildę tos punktus, uždeklaravę pasėlius, pažymėję gyvūnus, kurios norit, pateikę mums dokumentus reikalingus sertifikavimui, tada žinom, ko jūs norit, galim tada pradėti bendravimą.
Ir dar tiesiog noriu pasikartoti, kad šiemet pasėlių deklaracijos yra priimamas iki birželio 12 dienos, pavėluotai galima teikti iki birželio 22 dienos. Tai yra, turit iki birželio 22 dienos vėliausiai pateikti ir pasėlių deklaraciją, ir deklaraciją mums kaip sertifikavimo įstaigai su visais papildomais dokumentais. Tik dar noriu paminėti, kad pateikiant dokumentus ŠAI Ekoagros, taip pat reikia sumokėti dokumento vertinimo mokestį. Jo nesumokėjus, dokumentai nebus vertinami. Tai žiūrėkit, neprasileiskit, nepasilikit paskutiniai dienai, jeigu kažkas kažko tai, nes paskui gali nebelikti laiko sureaguoti ir pasitaisyti. Šiaip, jeigu kyla klausimų, o greičiausiai jų ir kils apie deklaracijas, kurią reikia pateikti mums kaip sertifikavimo įstaigai, tai yra siūlyčiau tikrai pasižiūrėti mokymus. YouTube platformai yra turbūt įkelta, po įsivedus Ekoagros yra įkelta, nuo ko reikia, mokomasis filmukas, taip pat prezentacija, nuo ko reikia pradėti sertifikuoti ekologinę gamybą ir kokius dokumentus reikia pateikti. Tai ten yra labai išsamiai parodyta, kokios formos turi būti pildomos, kur dažniausiai pasitaikančios klaidos ir kaip jų išvengti pildant. Tai persižiūrėjus šitą filmuką, manau, tikrai bus daug aiškiau ir mažiau kils klausimų. Šiaip kilus klausimus visada galima skambinti ir bandysim tikrai padėti ir išsiaiškinti, kas neaišku. Dabar trumpai, kaip ir minėjau, iš tikrųjų trumpai prabėgsim tik tai reikalavimus augalininkystėje, tai bus tai pagrindiniai. Šiaip mūsų šiandienos mokymo tikslas yra labiau orientuotas į pereinamąjį laikotarpį bei dirvožemių gerinimo reikalavimus, bet tiesiog, kad nesuprast, kad tai yra vieninteliai reikalavimai, tiesiog dar noriu priminti, kad yra taikom dar ir kitų reikalavimų, kurie visi yra iš tikrųjų yra išpildomi ir nėra kažkas čia tokio baisaus ir neįveikiamo. Tai, sakykime, vienas iš taip pat yra tokių reikalavimų, kad visos veiklos turi būti užregistruotos. Tai pagal tas čia galioja pagal bendrosios Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Tai kaip pavyzdys, iš tikrųjų pagrindinės institucijos, kuriuose turite užsideklaruoti, tai yra užregistruoti savo veiklas. Tai yra valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, ten turite užsiregistruoti, jeigu auginat pasėlius, grūdus, sakykime, grūdinės kultūras. Taip pat, jeigu auginat daržoves, vaisius, uogas, tai turit būti užsiregistravę maisto tvarkymo subjektų registre. Jeigu auginat bulves, jas realizuojat arba auginat, sakykime, didesnį plotą kaip hektaras, taip pat turit būti registruoti valstybinėje augalininkystės tarnyboje, tai yra fitosanitarinėme registre. Bei jeigu planuojat ir tiekiat į rinką dauginamąją medžiagą, tai turėtumėt būti užsiregistravę ir dauginamosios medžiagos tiekėjų registre. Čia yra tik tokie pagrindiniai, su kuriais mes susidarėm, ir pildant pirminius dokumentus reikės nurodyti, ar esat užsiregistravę savo veiklas ar ne. Ir jeigu nebūsit, sakykime, užsiregistravę iki teikiantos pradinius dokumentus, tai tą turėsit padaryti iki nutarimo išrašymo dienos. Tai yra po patikros. Bet siūlyčiau tikrai nelaukti ir susižiūrėti, užsiregistruoti ir taip išvengti, sakykime, ir trukdžių ir viskas įvyks greičiau ir be kažkokių tai netitikimų. Toliau, sakykime, dar vienas yra reikalavimas, tai yra atsėliavimas. Tai yra, kai ta pati kultūra negali augti 2 metus tame pačiame lauke iš eilės, kaip pagrindinis augalas. Apie šitą pakalbėsim truputį vėliau, išsiplėsiu. Toliau paralelinė produkcija. Tai yra, kad jeigu jau nusprendėt ūkininkauti ekologiškai, tai ir vis dėlto dar kažkodėl nusprendėt palikti savo dalį ūkio kaip įprastinės gamybos, tai turėtų būti visiškas ir aiškus atskirimas tarp ekologinės gamybos ir įprastinės gamybos, ir čia galioja visose etapuose. Nuo auginimo, tai yra, neturi būti auginamos tos pačios kultūros, kurias būtų sunku atskirti tiek auginimo metu, tiek ir sandėliavimo metu. Turi būti viskas aiškiai, atskirta, kad niekam nekiltų klausimų, kad
galėtų būti kažkas tai sumaišyta ir būtų lengva atskirti. Toliau sekantis toks kaip reikalavimas, kad apie bet kokius pasikeitimus turėtumėt informuoti per 5 dienas. Tai yra kažkokius tai pirminius duomenis, kuriuos pateikėt mums sertifikavimo įstaigai, tai apie tų duomenų pasikeitimą turėtumėt informuoti per 5 darbo dienas. Taip pat bus reikalingi, ta prasme, yra ir išduodami leidimai. Tai jeigu sugalvotum, ta prasme, ar nepavyktų rasti ekologiškos sertifikuotos sėklos, tai bus reikalingi leidimai dėl neekologiškos augalų dauginamos medžiagos naudojimo, taip pat dėl perėjimo laikotarpio sutrumpinimo. Šiaip dažniausias yra išimtis, ta prasme, ir leidimas prašomas, tai yra dauginamai medžiagai. Dėl žemės sklypo sutrumpinimo ten yra ilgos procedūros ir pakankamai komplikuotos. Šiaip visas leidimų tvarkas galite pasižiūrėti, pasiskaityti. Mūsų tinklalapyje yra įkelta tvarka 25, kurioje yra išsamiai aprašyta, kam ir kokie leidimai yra išduodami ir ko reikia, ta prasme, juos užsipildyti. Šitos visus tokius, čia yra pagrindiniai reikalavimai, kur dažniausiai žmonės suklysta, kažko tai nepadaro. Šiaip jų yra, ta prasme, daugiau ir vėl pasikartosiu, kad sekit, pasižiūrėkit iš tikrųjų filmukus, ten yra pakankamai daug iš tikrųjų informatyvų ir praėjusių metų, ir šiais metais yra dar bus organizuojama nemažai mokymų ir seminarų, kuriuose bus supažindinama su reikalavimais. Tikrai, manau, galėsit rasti pagal jūs dominančią temą kažkokį tai seminarą, kuriame bus plačiau aptariama. Taip pat dar vienas iš tokių, sakykime, yra, kaip ir minėjau, kad dokumentų pateikimas, tai kaip ir privaloma turi tvarkyti visą buhalterinę apskaitą bei pildyti ekologinės gamybos žurnalą, ir kuris turi būti saugomas bent 5 metus. Tai va ten turės būti visas, kaip ir minėjau, toks, liaudiškai tariant, tai bus dienoraštis, kuriame bus surašyti visi darbai, ką jūs darėt ir viskas turės būti užfiksuota. Taip pat dabar turės būti atliekamas tinkamas rizikų įsivertinimas. Tai yra pats veiklos vykdytojas, ūkininkas, sakykime, turi pasižiūrėti iš tikrųjų pats, kokias veikla, prasme, kokias rizikas numato, kurios gali kilt vykdant ekologinę gamybą. Tai yra, prasme, kažkokios, kas gali pakišti koją sėkmingai ūkininkauti. Kad būtų lengviau, pas mus tinklalapyje yra įkelta prevencinių ir atsargumo priemonių planai, tokias kaip ir paruoštukas. Ten yra paruošti dažniausiai kylančios rizikos, kuriuose, prasme, ir jas pasiskaitę galit, prasme, įsivertinti, pasižiūrėti tos rizikos lygį ir reiktų nusimatyti ir pasirašyti savo, kad būtų aiškiau, taip pat ir tikrintojai paskui parodyti sertifikavimo įstaigą, kad žinotų, kokių priemonių ėmėtės, kad jūsų tas numatomas rizikas suvaldytumėt. Nes viskas prasideda iš tikrųjų nuo pačio ūkininko pasiryžimo, nuo pačio ūkininko įsitraukimo ir noro. Jeigu jau pasiryžo, tai ta prasme ir jau darykit tai rimtai. Pasižiūrėkit, įsivertinkit, galit, negalit, jeigu kažkas trukdo, pašalinkit trukdžius ir tada bus visiems paprasčiau ir aiškiau. Na, dabar, kaip ir minėjau, plačiau pakalbėsim apie pereinamąjį laikotarpį. Kas tas yra, kam jis reikalingas ir kodėl jis apskritai yra taikomas. Tai pradėjus ekologiškai ūkininkauti, yra taikomas pereinamasis laikotarpis. Tai yra perėjimas nuo neekologinės prie ekologinės gamybos per tam tikrą laikotarpį, kurio yra taikomos Europos reglamento nuostatos. Šiaip šitas pereinamasis laikotarpis kai kuriais atvejais skiriasi priklausomai nuo auginamų kultūrų. Kam jis reikalingas? Tai yra, ta prasme, yra keletas gal tokių pagrindinių tikslų. Tai visų pirma yra dirvožemio apsivalymas. Tai kadangi nuo neekologinės gamybos
perinat prie ekologinės gamybos, tai kad dirvožemis apsivalytų nuo visų anksčiau naudotų, jeigu tokios buvo, prasme, sintetinės trąšos, cheminė augalų apsaugos priemonių likučiai. Taip pat, kad pats dirvožemis prisitaikytų prie pasikeitusios aplinkos, pradėtų statyti natūralią ekosistemą, bei atsistatytų, stiprėtų dirvožemių gyvybingumas. Taip pat neretai iš tikrųjų tenka susidurti dėl pačio veiklos vykdytojo, tai yra ūkininko, sakykime, savijautos, kai iš intensyviai chemizuoto ūkio perinama prie ekologinės gamybos. Čia iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, tikrai yra pasitaiko ūkininko, jiems tiesiog būna toks lengvas šokas, kai buvę gražus dideli, sakykime, pasėliai nepiktžolėti tampa ekologiniais ir neretai, prasme, būna aišku, jose ir išlenda ir netinkamų žolių, sakykime. Taip pat nebeatrodo tokie ir gražus, tai prasme, ir derlingumas krenta. Tai būna ūkininkams pasižiūrėjus, prisiminus savo senus laikus, pažiūrėjus, ta prasme, kaimynus, kai jie nuima derlių, kokius gauna derlingumus ir kokie tampa perėjus prie ekologinės gamybos, jau automatiškai kažkiek sumažėja. Tai būna toks reikalingas iš tikrųjų pačiam ūkininkui kartais laikotarpis prisitaikyti, suprasti, kad keičiasi pats ūkininkavimo stilius ir teks susitaikyti su naujovėm ir pasikeitusiom sąlygom. Automatiškai didėja ir pats tas skaidrumas ir pasitikėjimas tiek vartotojų, tiek sakykime, aplinkinių, kai yra perinam prie ekologinės gamybos ir iš tikrųjų reikia tą pasitikėjimą užsitarnauti, kaip dažnu atveju reikalinga. Perinamas laikotarpis, kaip ir sakiau, yra pradedamas skaičiuoti nuo paraiškos arba deklaracijos pateikimo datos ir jis yra skirtingas priklausomai nuo to, kokios kultūros yra auginamos. Perinamą laikotarpį užauginti produktai dar negali vadintis kaip ekologiški produktai ir prekiauti juos kaip ekologiškais tikrai negalima. Tam, kad juos būtų galima vadinti ekologiškais, turi praeiti tam tikras laiko tarpas. Čia gal bus šitoje lentelėje aiškiau. Tai, kad jie būtų ekologiški, tai vienmečiai augalai, tai dažniausiai praktiškai visi pasėliai, grūdinės kultūros, turi praeiti ne mažiau kaip 24 mėnesiai iki, sakykime, 3 metų sėjos. Tai kaip pavyzdys, jeigu jūs atėjote į ekologiją, pateikė dokumentus gegužės 1, šiemet 26 metų gegužės 1, tai ką jūs pasėsit 28 metų po gegužės 1, tai tada tas derlius, jeigu viskas bus, ta prasme, visos išpildytos, visos kitos sąlygos jau galės vadinti, bus sertifikuotas ir galės vadintis kaip ekologiška produkcija. Daugiamečiams augalams tai yra skaičiuojama 24 mėnesiai iki derliaus nuėmimo. Tai, ta prasme, tai būtų visos pašariniai augalai, daugiamečiai augalai. Tai kai praeis 24 mėnesiai ir po 24 mėnesių jau nuimsi derlių, tai šitas derlius jau skaitysis kaip ekologiškas. Daugiamečiams augalams tokiems kaip dažniausiai sodai augynai, pereinamasis laikotarpis skaičiuojasi 36 mėnesiai iki derliaus nuėmimo. Tai po 36 mėnesių, kas bus, koks derlius bus nuimtas, šitoks derlius jau galės vadintis ekologiškas ir jau galės būti prekiaujama kaip ekologiškai. Apačioje čia vėl, su trumpais yra kai kuriais pavyzdžiais, kada koks laikotarpis skaičiuojasi. Čia dar yra pritaikomas lentelėje nurodys ir pereinamasis laikotarpis, nes 1 metų, tai pavyzdžiui, šiemet, kai uždeklaruosit, tai, sakykime, 1 metai yra kaip įprastinė, traktuojama kaip įprastinė produkcija.
ir sertifikatinės net nebus įtraukta, nes iki paraiškos padavimo, iki deklaracijos pateikimo galit, iš tikrųjų, tos kontrolė yra nevykdoma ir gali ūkija būti prieš tai buvo naudota kažkokių tai cheminių sintetinių preparatų, trašų ir taip toliau. Dėl to pirmų metų derlius yra traktuojamas kaip įprastinis, o toliau, sakykim, tada jau yra perinamasis laikotarpis iki ekologiško derliaus. Jeigu čia viskas buvo per sudėtinga, tai yra toks iš tikrųjų didelis palengvinimas mūsų vėl tinklalapyje. Tai, kaip ir minėjau, pasispaudus ekologinis ūkininkavimas, atsiveria visas langas informacijos ir viena iš jų yra skaičiuoklis, kurie yra įkelta įvairios skaičiuoklis priklausomai nuo jūsų auginamų kultūrų. Tai, kad būtų aiškiau, galit pasižiūrėti, jeigu auginat vienmečius augalus, daugiamečius, ar gyvūnams iškils klausimų, prasme, kada jau baigėsi kažkuriam tai gyvūnui perinamas laikotarpis, galit atsidaryti skaičiuoklę, įsivesit, kada atitinkamus duomenis, kada pradėjote ūkininkauti, ką auginat ir jums paskaičiuos, kada tas perinamasis laikotarpis baigsis ir kada produkcija jau galės vadintis kaip ekologinė. Sekantis iš tikrųjų reikalavimas ir kuris yra įrašytas ekologinėse žemės ūkio taisyklėse, čia nieko kitaip nepaaiškinsim, tik tai, kas yra parašyta taisyklėse, čia yra daug teksto, bet tai yra taisyklėse ir tai turi būti vykdoma. Tai siekiant įgyventinti reglamento punktą, dirvožemės ir pasėliai ekologinėje gamyboje turi būti tvarkomi ir tręšiami taip, kad dirvožemis po derliaus nuėmimo turėtų būti padengtas ir neturėtų būti tuščias pačiais pažeidžiamiausiais laikotarpiais. Tai ta prasme turėtų būti kažkokios tai ar pasėliai, ar ražienos, ar kažkas tai kažkokia kita danga. Taip pat, kad dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas būtų išlaikomas bei didinamas, tai turi būti įvykdoma viena iš sąlygų. Tai yra, kad ir šitas yra skaičiuojama nuo 22 metų laikotarpis. Nuo 22 metų, tai kai vieną kartą per 5 metus turi būti auginami lauke, tai turi būti auginami ankštinės, kitaip sakant, pupiniai augalai arba pupiniai augalai mišiniuose arba žaliai trašai skirti augalai. Tai yra, kad sėjomaininiam lauke, kuriame yra auginami pasėliai, vieną kartą per 5 metus turi augti pupiniai augalai mišiniuose, bet jie turi vyrauti, bei žaliai trašai skirti augalai. Taip pat dar papildomai gali būti auginami ir tarpiniai pasėliai. Šiai dienai aš kalbu apie taisyklės, kurios galioja šiai dienai. Šiaip jos iš praktikos galiu pasakyti, kad taisyklės praktiškai yra keičiamos kiekvienais metais. Tai prieš kažką darant tikrai siūlyčiau pasižiūrėti, ar nėra išėjęs naujas kažkoks tai taisyklių pakeitimas, kuriame bus kažkokių numatyta pakeitimų ir tą reiktų tikrai atkreipti dėmesį, nes šiai dienai iš tikrųjų dar jos, kiek žinau, nėra pasikeitusios, bet artimiausiu metu turėtų keistis ir gali būti kažkokių tai pakeitimų, kurie patampa laikui bėgant tikrai svarbus. Taip pat, jeigu turit stacionarius šiltnamius, tai taip pat vieną kartą, nerečiau kaip kartą per 5 metus, po pagrindinės kultūros turi būti auginami trumpoj laikotarpiu žaliai trašai skirti augalai. Arba pupiniai augalai, arba tie patys pupiniai augalai, kuriuose vyrautų mišiniuose. Tai yra sudaryti daugiau kaip 50%. Daugiamečių kultūrų atveju, tai šiuo atveju soduose arba auginuose,
Nerečiau kaip kartą per 5 metus turi būti auginami trumpojo laikotarpio žaliai trąšai skirti augalai, arba pupiniai augalai, arba vyraujantis pupiniai augalai mišiniuose. Taip pat be šitų anksčiau nurodytų punktų dirvožemis dar gali būti papildomai tręšiamas iš ekologinės gamybos gaunamų ūkinių gyvūnų mėšlo, komposto arba kitomis leistinomis medžiagomis, trąšomis, dirvožemio gerinimo priemonės. Šiaip labai geras pagalbininkas yra ir tikrai siūlyčiau pasižiūrėti, nes dabar šiais pasiūlos laikais tikrai yra daug įmonių, verslo subjektų, kurie prekiauja, siūlo įvairiom leistinom trąšom, medžiagom ir, sakykime, bet vienos tinka ekologiniai gamybai, kitos netinka. Tai, kad iš tikrųjų įsitikinti ir kad nepasidaryti savo kažkokios tai bėdos, tikrai siūlyčiau iš anksto pasinaudoti informaciją, kur yra pateikta valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje. Tai įėjus į jų tinklalapį reiktų pasirinkti skilti veiklos sritis, paskui paspaust ant agrochemijos ir paskui iš pasirinkimo pačioje, jeigu neklystu, yra tokia skiltis kaip trąšos ir dirvožemių gerinimo priemonės tinkamos naudoti ekologinėje gamyboje. Tai čia praktiškai yra sukeltos visos trąšos, kuriomis prekiauja mūsų tiekėjai ir kurie yra tinkami ekologiniai gamybai. Tai jeigu čia kažkokią tai išsirinkot medžiagą, kurią norit papildomai panaudoti savo ekologiniuose laukuose, reikėtų pasitikrinti šitam tinklapį, įsivedat pavadinimą ir matot, kaip pavyzdys agrolinija, ar dar kažkas kitokie, pasižiūrėti, nuo kada galioja, iki kada galioja, paspaudus ant mėlyno pavadinimo išsiskleidžia ir visas pats tas aprašymas, sertifikatas. Ir jeigu čia randat, kad jis tai dienai, kai norit įsigyti, naudojat, galioja, jokių problemų, tada galit naudoti. Jeigu čia šitam sąrašiukį nerasite jūsų to kažkokio tai išsirinkto preparato, tai reiktų gerai įsitikinti, ar jis iš tikrųjų yra leistinas, klausti tiekėjo visų papildomų dokumentų, sertifikatų, kurie patvirtintų, kad jie iš tikrųjų tas preparatas yra tinkamas. Taip, dar vienas iš reikalavimų dirvožemių gerinimui, tai yra atseliavimas, kaip ir sakiau, kad tos pačios rūšies augalai, išskyrus dvimečius, daugiamečius augalus, mišras, daržovės bei vaistažolės, tame pačiame lauke negali būti auginami kaip ilgiau kaip 1 metus. Ir čia išsiskaičiuoja ir mišiniai, jeigu tose mišiniuose tie augalai vyraus. Šiaip neužmirškit dar iš tikrųjų, kad ir vasariniai, ir žieminiai javai laikomi tą pačią rūšimi. Tai pavyzdžiui, žieminiai kviečiai ir vasariniai kviečiai bus laikoma ir yra laikoma kaip viena ir ta pati rūšis, kviečiai. Tai jau, jeigu auginot kažkokius vasarinius kviečius, jau reiktų kažkokį galvoti apie kitą kultūrą, žieminiai kviečiai netiks. Tas pats galioja ir kaip ir parašyta, jeigu tai bus auginta mišiniuose, kuriuose, kaip pavyzdys, augs vasariniai kviečiai, vyraus, bus daugiau kaip 50% ir sekančiais metais, jeigu norėsite kaip monokultūrą kviečius, taip pat šitas bus negalima, nes jau skaitysis vis tiek, kad pagrindinis augalas buvo vasariniai kviečiai ir jie 2 metus augti tame pačiame lauke negali. Tačiau yra numatyta išlyga, kad tos pačios rūšies augalus gali auginti 2 metus iš eilės kaip pagrindinė kultūra, jeigu tame lauke po derliaus nuėmimo buvo auginti tarpiniai pasėliai ir šitas buvo užfiksuota ir atitinkamai pažymėta paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus pasėlius bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo taisyklės ten nustatyta tvarka. Tai yra, kai pasėlių deklaracijoje pažymėjo taip pat, kad auginsit šitame lauke tarpinius pasėlius, uždėjot kodą TR ir derlių nuėmus pasėjot pasėlius ir jos, tarpinius pasėlius ir jos išlaikėte per žiemą. Tada sekančiais metais tą patį augalą
kaip pagrindinį galės auginti. Tai būtų kaip ir tiek trumpai apie šios dienos temą. Ir kaip liaudis išmintis sako, kad gera pradžia pusė darbo, tai tikiuosi, kad šiais mokymuose supratot, kad svarbiausia tai yra savalaikis dokumentų pateikimas, kad turi būti viskas pateikta laiku, užpildyta teisingai. Tada pasižiūrėt, žinot, kaip pasiskaičiuoti patį laikotarpį pereinamojo laiko, kai produkcija jau taps ekologinė, kad prisitaikyti visą savo gamybos būdą, bei turėti tinkamą planą, tinkamą sėjomainą, kad paskui nekiltų problemų. Tai jeigu turit pasiryžimą ūkininkauti ekologiškai, yra noras mokytis ir turit tinkamą planą, sėjomainą, tai nebijokit ryžtis, žengti tą pirmą žingsnį, užpildyti dokumentus, pateikti ir pradėti ekologinę gamybą. Dar tiesiog trumpai apie informaciją, kurią galite rasti, kurios gali būti jums naudinga. Tai viskas yra mūsų tinklalapyje ekoagros.lt. Pasirinkus šviečiamoji informacija, ten yra sukelta ir informacija iš ankstesnių metų, galite pasižiūrėti. Taip pat galite užpildyti formą, kurį klauskite, galite siųsti iš tikrųjų klausimus elektroniniu paštu, bei nurodytais kontaktais. Galite pasiekti ir socialiniuose tinkluose Facebook, mūsų įstaigos paskyrą. Ir, kaip ir minėjau, YouTube platformoje taip pat yra keliami mūsų seminarų įrašai. Tai dabar, jeigu kažkokių turit klausimų, būtų laikas juos užduoti ir mes pasistengsim į juos atsakyti. Dabar trumpai pažiūrėkim, gal kažkokia... Čia ko kalbėjo ar ne tikrintojas, aš esu viešosios įstaigos Ekoagros Telšių filialo vadovas. Tai buvo keletas klausimų čia ar ne, tai pabandžiau aš juos atrašyti ar ne, bet galiu pakomentuoti ir trumpai žodžiu iš tikrųjų. Tai Paulius klausė, jeigu pernai buvo auginta KVŽ ar ne, šiemet laukas atsėliojamas vėl bus KVŽ ar ne, kviečiai. Galiu su tokiu lauku pradėti dalyvauti ekologinio ūkininkavimą pirmus metus pereinamas laikotarpis. Tai tiesiog atrašiau Pauliui, bet galiu ir pasakyti žodžiu, kad taip, reikalavimus turit laikytis nuo prašymo pateikimo ar ne, tai yra nuo deklaracijos pateikimo mums ar ne, nuo paraiškos pateikimo nacionaliniai mokėjimo agentūrai su požymiais ar ne, kad norit sertifikuoti. Ir pirmas vertimas Ekoagros bus atliekamas dėl atsėliavimo, dėl visų kitų reikalavimų 2026 metais. Čia aš kalbu apie ekologinės taisyklės ar ne, o bendrų reikalavimų dėl atsėliavimo, aišku, vis tiek reikalinga būtų laikytis ir kad atitiktų ir nacionalinės mokėjimo agentūros reikalavimus. Tai ar Pauliau, aišku, iš tikrųjų, ta prasme, visos taisyklės ir visi reikalavimai ar ne įsigalioja nuo prašymo pateikimo, kas buvo iki tol, Ekoagros nevertina, ar ne, o kas liečia bendros reikalavimus, tai nacionalinė mokėjimo agentūra vertina, žiūri ir tuos dalykus. Jolita rašė, ar ne, kreipiuosi dėl ekologinės gamybos taisyklių 3623 punkto. Mano ūkė, kuriame auginami sodai, pagal taisyklių nuostatą sodose nerečiau kaip vieną kartą kas 5 metus turi būti auginami trumpo laikotarpio žaliai trąšai skirti augalai, arba pupiniai augalai, arba vyraujantis pupiniai augalai mišiniuose. Prašau paaiškinti, kaip šį reikalavimą turėtų būti praktiškai gyvenimo sodose. Šiame sode yra ganami mano ūkio neekologiniai arkliai. Tai pagal šiuo metu galiojančias ekologinės gamybos taisyklės sodose auginuose turėtų būti nerečiau kaip vieną kartą per 5 metus auginami trumpo laikotarpio žaliai trąšai skirti augalai arba pupiniai arba vyraujantis pupiniai augalai. Bet praeitą savaitę buvo posėdis ar ne
kuris buvo inicijuotas ekologinių ūkių organizacijos, ekologinių ūkininkų, ar ne, kurie išdėstė savo praktikas, dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovai, dalyvavo mokslo institucijų darbuotojai ir yra numatyti pokyčiai taisyklėse, kad jeigu tarpueiliuose daugiametės žolės būtų ar ne, būtų jų biologinė įvairovė, tai yra jų būtų ne viena, o daugiau tų rūšių ar ne, tai vertinti kaip atitinkantį tokį reikalavimą. Ar ne. Tai kadangi jūs dabar tikriausiai startuosite tik šiais metais ar ne, tai tikrai tos ekologinės taisyklės gali būti, kad pasikeis ar ne, ir neskubėkit. Iš tiesų, jeigu turite daugiamečių žolių plotus ar net tarpueiliuose pokrūmiuose ar ne, jūs dabar suarti ar kažkaip kitaip naikinti, kad pasėti ankštinės žolės, žaliai trąšai skirtus augalus, toliau ten ganykit gyvulius ir viskas tikėtina, kad išsispręs iš tikrųjų. Aš atsiprašau, mes jau esame ekologinis ūkis jau 5 metai, turbūt čia yra tas sodas pas mus ir mes gavome laišką ir įsivaizdavome, kad ta pieva tai kaip ir išsiskaitys, nes ten pieva paprasčiausiai daugiametė ir tas sodas yra ten tie arkliai ganomi ir dabar sutrikome, nežinome, ką daryti. Tai vis tiek tada viską tą, ką parašiau, galioja ir jums ta prasme, ar ne, arba ką tik pasakiau, ar ne, kad dabar ekologinės žemės ūkio taisyklėse numatyta taip, kad turi būti kupiniai, ar ne, turi būti žaliai trąšai, ar ne, ta kažkas. Bet gali būti, kad balandžio pabaigoje, ar ne, ten berods 30 dieną ekologinės žemės ūkio taisyklės yra numatyta ta prasme atnaujinti, kad tas teisės akto punktas pasikeis ar ne, ir tada atsirastų įrašas ar ne, kad kas augina daugiametės žolės, o tos daugiametės žolės turi biologinį įvairovę, yra daug rūšių ar ne, kad netaikyti ta prasme to privalomumo auginti būtinai ankštines žolės arba žaliai trąšai. Tai neskubėkit iš tikrųjų dar galbūt to sodo tarpueiliu išdirbti ar sėti kažką ar ne, nes tikėtina, kad turėtų pasikeisti, jeigu viskas taip bus, kaip buvo kalbėta praėjusią savaitę. O kitas buvo klausimas, ar ne, kad prašau patikslinti, ar 36.2 punktas taikomas GPŽ plotams, kadangi 36.2.1 papunktyje nurodyta reikalavimas netaikomas pievoms ir laukams, kuriuose auginamos daugiametės pašarinės žolės. Prašau paaiškinti, ar GPŽ plotams reikia papildomai vykdyti kokius nors veiksmus, tai yra kupinių augalų auginimo, žalią trąšą ir kitus dirvožemio reikalavimus, ar pakanka nuolatinės daugiametės žolinės dangos. Tai pievose ir laukuose, arba laukuose, kuriuose auginamos daugiametės pašarinės žolės, kupinių neprivaloma auginti, bet rekomenduojama tiesiog, jeigu jūs ten kažkada atnaujinsit ar ne ją. Ir tai tiesiog dėl bendro to ūkininkavimo ir dirvožemio pagerinimo, tos ankštinės žolės suformuotų jums daugiau maisto medžiagų, azoto ir visų kitų dalykų. Bet šiaip mes vertintumėm, kad daugiametės žolės atitinka reikalavimą ar ne, ir viskas čia yra stovėti tvarkoj. Ir matau naujas klausimas, ar aišku dabar Jolita? Taip, ačiū. Asta klausia, kaip užtikrinti 3623 reikalavimą, jei auginamos spanguolės, kurios sudaro ištiso kilimą, tarpuose tarp laukų daugiametės žolės, ar to užteks? Tai čia beveik analogiškas klausimas, kas buvo ir su sodais ar ne, jeigu bus pakeistas teisės aktas ar ne, ir bus prašyta tenai ar ne, kad daugiamečių laukų ar ne, sodo auginų, kai yra tarpueiliuose biologinė įvairovė, daugiametės žolės, atnaujinimo ankštiniais augalais nereikia, tai tada užteks. Bet tiesiog pagal dabar galiojančius teisės aktus dar kol kas kaip ir reikėtų iš tikrųjų. Tikėtina, kad tiesiog tuos tarpus tarp laukų reikėtų užsėti ankštinę kultūrą. Dabar ekologinės taisyklėse parašyta, kad tarpuose ar ne, tarp uogyno ar ne, turėtų kartą per 5 metus augti ankštinės ar ne, kultūros arba žaliai trąšai skirti augalai, ar ne, kad pagerintų dirvožemį. Bet kaip minėjau, jeigu bus pakeistas tas teisės aktas ir bus parašyta, kad užtenka biologinės įvairovės ir kad daugiametės žolės ar ne, yra auginamos, paliekamos ar ne, visa kita, tai galimai tas tręšimas toks ir bus suskaitomas kaip dirvožemio gerinimo reikalavimas. Tai jeigu kažką dabar darot naujai, tai aišku, gal pasisiekit tuos mišinius, kad ir būtų tų ankštinių žolių, bet jeigu turit jau dabar kažkokią seną tenai ar ne daugiamečių žolių pievą, gal dar lukterkit tada, kol paaiškės dėl taisyklių pokyčių. Gerai? Supratau, ačiū.
daugiau čia tai nebuvo klausimų, buvo šitie 3, jeigu man pavyko atsakyti, tai ačiū, jeigu turit kažkas gali dar klausti, iš tikrųjų, arba manęs, arba tikrintojo pranešėjo. Tai jeigu daugiau klausimų nebėra, tai tada ačiū visiems dalyvavusiems, susirinkusiems. Kaip minėjau, jeigu kažkas dar norėsit pasižiūrėti pakartotinai, tai bus įkelta pas mūsų YouTube platformą įrašas, bei sekit mūsų Ekoagros tinklalapį, ten tikrai yra sudedama naujausia informacija. Tai ačiū visiems dar kartą ir iki susitikimo.